Ką, labas rytas. Dabar yra be 29. Tai visai ilgai pamiegau, nes vakar apie 11 jau buvau smigęs. Tai net šitos vakarienės net nedariau. Tiesiog užvalgiau sumuštinį su džemu vieną ir viskas, nebuvau labai alkanas. Tai va, tai išmiegau labai gerai. Taip prisišilčiau tą savo trobą, kad miegmaišio net nereikėjo, pusę nakties atsiklojęs buvau, paskui ant ryto biški, tikriausiai užgeso, atšalo, tai ant ryto biški vėsiau pasidarė, bet vis tiek, tik užsikloti reikėjo. Atskėliau, daiktus pusiau susidėjau, ir va pasirčius pasidariau, tai taip lengva daryti, kaip yra ne kažkoks mažiukas puodelis, kur 3 makaronai telpa, normali keptuvė. Va, pasidariau makaronų su pesto ir su dešrelėm, kavos. Čia vakar tokį puodelį degaliniai nusipirkau, kuris išsilanksto, tai kaip už 3 eurus, tai manau, kad labai geras dalykas. Valgysiu pusryčius, dar va pro langą pasižiūrėsiu, gal kokį žvėrį pamatysiu. Nes ryte girdėjau kažkas čia vaikščiojo, kažkas cypė iš gyvūnų, bet įgėjau labai keltis ir žiūrėti, kas ten vyksta. Šiandien vėl tikslas nuvažiuoti apie 100 km. Diena panašu graži, kol kas debesų nėra, dangus mėlynas. Tai turėtų būti gera diena važiavimui, kaip ir vakar. Nu ką, viską apžiūrėjau, nieko neplikau, iš krosnės pelę nusišėmiau, viskas tvarkiau, malkų naujų prinešiau, dviratį susidėjau ir ką, judėsim po truputį. Taip, tai čia yra Overtüringen, o mes tada esame čia, tai reikės mums grįžti apie porą kilometrų ant kelio. Taip, ir tada sekantis miestelis bus už maždaug 40 km pavadinimu Ytterhogdal. Tai va čia matom yra porą parduotuvių, degalinė, tai ten tikriausiai ir papietausim, o paskui suksim iki Alvros. Tai manau, kad gausis irgi apie 50 km. Tai vat, tai toks ir planas tada šiandien, davažiuoti kažkur iki Alvros. Manau, apie 100 ir gausis plius minus. O kai davažiuosim, žiūrėsim, jeigu dar bus dienos likę, oras geras, nuotaika gera, kojose jeigu bus, tai gal ir toliau pavažiuosim. Ten kažkur dar už 30 km yra dar kažkokia pastogė. Tai gal iki tos pastogės dalėksim. Nu žodžiu, žiūrėsim. Tai ne čia. Važiavau ir šitą gražuolę pamačiau. Nežinau, ar matysis. Kokia gražuolė. Akis tik blizga.
Gerai, nepyk, nepyk. Viskas, paliksiu tave ramybėj. Važiuojam toliau. Tai ką tik atvažiavau į Lillehardal miestelį. Tai visą šiandien nuvažiavau 120 km. Visai padori diena buvo, oras geras, šilta. 20 plus laipsnių, lengvas vėjelis. Smagus kelias ir pro miškus ir biški plento šiandien buvo. Tai visai kažkaip važiavosi. Tai va, atvažiavau į šitą miestelį. Ir radau jau kaip ir vietelę palapiniai. Tai va čia toks lopas nupjautos šviežiai žolės. Bus pakankamai minkšta. Čia šalia kelias, tiltas. Tai bandysim praleisti naktį. Šiaip visai gerai, lyg ryt nežada, tai viskas turėtų būti gerai. Tai va, tai pasitačiau dviratį, dabar eisiu statyti palapinę. Eina šikt. Vėjas kaip užpūtė. Visą palatkę. Nunešė. What the fuck? Žodžiu. Gerai. Niekas baisiai nesušlapo. Čia prie pat upės galėjo ir nuplaukti. Eina šikt. Nespėjau nei pasisveikinti, nei labas rytas pasakyti. Tik nuėjau į Tuliką. Grįžtu, žiūriu, palapinė jau beveik upiai. Su visais daiktais iškritusiais. Tai žiauriai išsigandau. Bet nieko, susirinkau biškį, tik viršus palapinės užšlapęs, bet būčiau ilgiau užtrukęs, tai būtų biškį problemėlė. Galimai būčiau netekęs ir palapinės ir daugiau. Bet žodžiu, viskas gerai, kas gerai baigėsi. O dabar atvažiavau, dargi pusryčių nevalgiau. Tai atvažiavau čia prie parduotuvės. Einam pasižiūrėsim, kada ta parduotuvė dirba. Nuo kelių atsidaro. Nuo 9, tai. Jau atidaryta. Nu gerai, eisim į parduotuvę, tada gal rasim dar kokios kavos. Skanesnės, šiltesnės, nereiks naudoti dujų. Nu va, truputį užkandom. Radau kavos už €9. Visai neblogos. Ir aišku, riešutų sviestas su uogiene. Ir bulka geriausiai eina pusryčiam. Tai va, šiek tiek užkandau. Tai dabar esam Lillehardal. Ir šiandien planas man nuvažiuoti iki pirmą miestelio pavadinimu Sarna. Tai čia bus apie 50-60 km. Ir tada nuo Sarnos berods apie 70 km iki kito miestelio, kuris vadinasi Nornas. Nu va, privažiavam kažkokį seną vikingų miestelį. Tai praeisim biškį, pasižiūrėsim, kas čia yra. Čia vartai. Super senovinis, bet vis tiek įdomu. Bakūžė čia turbūt įeit nelabai galima. Ne.
Nežinau, ar matosi kas nors. Tai kažkoks lyg židinys. Matau verpimo ratelis. Stalas. Vaiko lovytė. Turbūt kokių čia jau daugiau ne vikingo 1800-1900 kažkelintų. Čia ir kažkokie įėjimai. Čia nežinau, ar galima palipti ar ne. Bandom pažiūrėti, kas čia vyksta. Taip. Čia kažkokie vartai. Nežinau, ar galima, ar negalima. Dar vienas verpimo ratas. Nieko įdomaus. Ten dar vienas aukštas. Čia vėl tos langinės. Žodžiu, įdomus toks pastatas. Labas vakaras. Ką, pasiekiau Nornas, tai šiandien viso nuvažiavau 100 + kilometrų. Visai sunki dienelė. Paskutinis 30 km kelias tai buvo visai neblogas, net sakyčiau smagus. Nors ir visai nusikalęs esu. Bet pirma dienos dalis, pirmas 7, tai labai sunkiai. Sunkiai ėjosi, labai daug į viršų, į apačią. Gravelis toks, net ne žvyrkelis, bet tokie akmenys stori. Tada iš vis buvo toks pusiau smėlis, pusiau akmenis. Galiausiai GPS-as užgribavo. Tai į kalną 20 minučių, ne 20, gal ten 15-10, tempiau dviratį. Ir tada pasirodo, užkilusi tą kalną, ten nieko nėra, tiesiog rodo, kad apsisuk, grįžt atgal. Tai atgal važiavau. Tada pasiekus kitą miestelį GPS-as vėl užgribavo. Tai pasitaisė, nes rodė tiesiog, kad ne lauke važiavau, bet viduj kažkur. Tai žodžiu, maršruto viso net neparodė. Tai perjungiau šitą GPS-ą savo, tada sugedo tas sensorius lempos, tai nerodo mašinų iš galo atvažiuojančių. Tai vėl problema, jau per tiek laiko įpratau prie to pipsėjimo, tai toks dabar visą laiką per petį žiūri, ar tos mašinos net važiuoja. Tada šitą dalyką ant galvos, šitą skarutę, buffą, galvau, kad pamečiau visą dieną. Dabar ėjau persirengt, žiūriu į rankovę įlindęs, taip kad tiesiog kažkur, nežinau, kažkurioje vietoje įsisimaišęs su kitais rūbais ir aš visą dieną tiesiog jį turėjau kažkur apsirengęs viduj savo rūbų ir galvau, kad pamečiau ir pasirodo nieko aš nepamečiau, tiesiog atradau. Tai sunki dienelė, bet oras visai pusė bėdos, o dabar tam Nornas atvykau, tai radau campsite'ą su pastogė, laužavietė. Tai žodžiu, parodysiu aš tą campsite'ą. Va čia prie pat ežero gražaus. Tada ta pastogė, tokia net su didesniu stogu. Tai ant laužo, kad neužlytų, jinai kaip ir visas pastogės. Stalas iš esmės. Kaip ir galėčiau čia miegot, bet yra šalia žmonių, kurie irgi apsistoja, tai jeigu netyčia jie norėtų tą pastogę pasinaudoti, nenori irgi būt tas žmogus, kuris savo užsiima viską. Ir va, mano palapinė gražuolė, kur šiandien į vandenį jau pečiut neįkrito ir nenuplaukė be manęs. Tai pasistačiau dabar turbūt apie kokius, nežinau, 11 laipsnių. Tai jau šaltoka, reikia ir pirštinių net, bet jaučiu laužą užsikūrus, bus viskas gerai.
Labas rytas. Ką jau? Po 8:04. Atskėliau prieš kokį pusę valandos, gal prieš 20 minučių. Tai apsiforminau. Tada porą daiktų susidėjau ir viskas. Ir ką? Užsikeičiau vandenį kavai. Šiandien yra 20 rugpjūčio. Tai šio mėnesio, kas čia 11 dienų liko. Vakar peržiūrėjau viską. Tai supratau, kad šį mėnesį jau būsiu Danijoje. Ir galimai būsiu pusę Danijos pravažiavęs iki 31. Arba bent jau tikslas būtų pasiekti Kopenhagą iki 31. Tai biškį irgi motyvacija pakėlė. O šiaip tai galvoju pasidalinsiu su jums kokius pusryčius valgau, nes dažniausiai labai panašų maistą. Kad ilgai nesėdėti, nežaist. Tai va, turim kavos arba kakavos, tai šį kartą kakavos, nes ta kava, kurią 3-1 nusipirkau, tai baisiai neskani. Reikės sunaudot, bet šiandien dar nenoriu, dar nelaikas. Padelį nusipirkau išsilankstomą, nėra jis didelis, bet toks didesnis nei espreso. Ir ką, ir tada tiesiog riešutų sviestas ir džemas. Čia turbūt miško uogos. Tai stepi tokį sumuštinioką. Ir viskas, ir užtenka kažkur iki pietų. Šiaip šitą duoną atradau neseniai, gal prieš kokią savaitę tik tais. Šitą poliarinę duonelę vadinasi berods. Vau, kokia skani, aš tik šitą brendą ir šitą prekinį ženklą tik ir ragavau. Bet vieną kartą paragau, taip patiko, kad kito ir neperku, nebandau. Čia net rašo, kada iškepta. Tai va, tai tokie tie pusryčiai. Pasimėgausim vaizdais. Ir reikės po truputį ruoštis ir judėt. Vėl šiandien reikės 100 bent jau kilometrų nuvažiuoti. Šiandien turėčiau pasiekti Norvegijos pasienį. Ten kiek mačiau, tik upė lyg tai skiria sieną. Tai va, gerai, valgau pusryčius. Reikia dėtis ir gazuoti. Va. Benzin, diesel, gazol. Handlan. Viskas viename. Ir apoteka, vaistinė. Thank you. Nu va, padarė kavos. Ką aš čia dar nusipirkau? Tai kava. Sakė, juoda tiesiog, tai viskas gerai, man tinka labai. Nusipirkau potato stew with beef. Apie 7 eurus kainuoja. Bet galvoju, pabandysim. Juodai dienai. Tada čia nuolaidinis kažkoks, nežinau, protein shake'as. Ir kas žino, kas mane pažįsta, tai žino, kad alaus atidarytuvus renku iš kiekvienos šalies, kurią aplankau. Tai va, tai Suomijos turiu, Norvegijos turiu, dabar Švedijos turėsiu. Jūs negirdite turbūt, bet kažkur labai arba šunis staugia. Ir ne vienas, bet kokį, nežinau, daug jų. Arba kažkas kitų, nu žodžiu. Ką, gersim kavą ir važiuosim.
7:16 atvažiavau į Amjorbi miestelį, kaimelį. Jau šiaip, blemba, visai nemažai nuvažiavau. 100 kilometrai berods šiandien. Tai po pirmo kilometrų sustojau, nes žiauriai šalta pradėjo darytis, nežinau, temperatūra nukrito, debesis susidėjo. Ten praktiškai buvau privažiavęs prie Norvegijos, tai kalnas, upė ir kitoj pusėje Norvegija. Tai net į telefoną gavau žinutę, kad sveiki atvykę į Norvegiją. Tai va, tai toj vietoj labai ir lyt pradėjo viską, tai nežinau, 2 puodelius gal kavos išgeriau, kad apšilčiau, visus rūbus susidėjau. Ir tada kažkaip po gal 5 minučių saulė išlindo. Tai, tai va, tai ten kažkaip galvau, kad toli nelabai nuvažiuosiu, galvau dar gal 20 km ar panašiai. Bet paskui kažkaip įsivažiavau. Pradžioje planavau stot žymiai anksčiau. Gal, nežinau, apie 5 km nuo čia. Buvo viena pastogė tokia. Bet kažkaip važiausi, tie kilometrai ėjosi, kelias visai smagus, net sakyčiau, toks nebuvo lengvas, bet vaizdingas gana. Pro upės visokias ir panašiai, tai nelyjo, kūnas apšilo ir viskas, ir kažkaip nudardėjau. Tai va, ir atvažiavau šitą Amjorbi miestelį ir žiūriu, kad čia viskas labai nice. Va, parodys kokią vietelę, ir dabar čia esmė, kad tualetai padaryti. Ir nieko nekainuoja, tipo, rašo ant šitų namukų, kad čia patys šito miestelio žmonės šitas visas pastogės padarė ir nieko, viskas yra nemokamai, bet jeigu nori kažkaip paremti juos finansiškai, tai tipo galima, yra dėžutė, galima tiesiog įmest, kiek negaila ir viskas. Bet kas man labai patiko, kad šitas yra gana žemas ir jis pakeltas nuo žemės.